Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti lenkto strypo šeimą, panaudojant profilio šeimą ir kūno išstūmimą pagal liniją. Tai pradėsiu nuo to, kad susikuriu naują šeimą, family, einame į metrinės vienetų sistemos šablonus, metric face-based, tą pačią šeimą pasirenku. Šeimos šabloną, kaip ir anksčiau. Pasirenku, kad tai būtų konstrukcinių sujungimų kategorija, elgesio modelėje medžiaga plienas ir susikuriam kūną pasinaudodami sweep komandą. Tam nueisiu į priekio vaizdą, spaudžiu sweep komandą, tai yra kūno išstūmimas pagal kelią, todėl reikia nubrėžti kelią arba pasirinkti elementų briaunas, kurie suformuotų to kelio kraštus. Tai dabar brėžiu kelią ir tiesiog nubrėšiu lenktą armatūrą, kadangi armatūrų mes negalime įkelti, todėl ją modeliuosiu kaip structural connection elementą ir įkelsiu į savo įdėtinę detalę. Tai nusibrėžiau kelią, tarkim mane, kažkokį tai vertę pasidarysiu ir užbaigiu kelio braižymą, o dabar reikia nubrėžti profilį. Tai jį galima arba nubrėžti edit profile, arba užkrauti profilio šeimą. Tai galime ją įkelti iš duomenų bazės, arba galime patys susikurti. Pavyzdžiui, file, new, family ir tada reiktų pasirinkti profile šabloną, metric profile, tai yra 2D elemento šeima, pasirenku liniją, brėžiu apskritimą, tiesiog nubrėžiu apskritimą, pasinaudoju matmens funkciją, priskiriu šitam matmeniui parametrą, pavyzdžiui, skersmuo, ok, šitą šeimą išsaugau, file save as family ir pavadinsiu profilis apskritimas, įkeliu į savo šeimą, kurią dabar kuriu ir čia galiu dabar jau select profile, vietoj to, kad brėžčiau, nes jeigu šitą edit profile, reiktų nueiti į kraštą ir braižyti kažkokią formą, kurią noriu sukurti, arba tiesiog select profile ir dabar, kadangi aš jau turiu tą profilio šeimą, tai galiu ją pasirinkti, paspausti apply ir užbaigti, kažkaip nušoko, čia mano elemento matomumas, užbaigti savo kūno kūrimą. Tai galim pasižiūrėti 3D vaizde, kaip atrodo. Tai dabar kūnas sukurtas su tokiu skersvėju, koks buvo toje profilio šeimoje. Jeigu pažiūrėsiu į šeimas, aš turiu profilių šeimas ir čia yra tas mano apskritimo šeima. Šiaip aš galėčiau, pavyzdžiui, redaguoti šitas savybės ir pakeisti, tarkim, skersmuo turėtų būti 12 mm. Ir mano strypas tada pasikeičia. Tačiau aš turiu naudoti šito elemento, šitos šeimos parametro vertę. Tačiau šitas strypo šeima, jinai kaip ir neturi šito parametro. Tai galima susijęti šitus parametrus, šitos šeimos parametrą su mano dabar kuriamos šeimos parametru. Tam aš sukursiu naują parametrą, kurį parinksiu ir, tarkim, parinksiu bendrinamąjį parametrą. Ok. Taip, ir, tarkim, įvesiu čia, tarkim, 16 mm. Tai kol kas jis neturi jokios įtakos šitam elementui, tačiau jeigu aš pasirinku šitą profilio šeimą, čia paspaudžiu type properties ir kai yra skersmuo vertė ir yra čia šalia tas kvadračiukas, tai jį paspaudus galiu priskirti, kad šito parametro vertė bus valdoma su šituo parametru. Ok, ir dabar jau pasidarė diametras 16 ir dabar jau priklauso nuo
šitų verčių, ne? Tai tarkim, aš galiu turėti net ir tipus, ne? Kažkokį tai 16, 12 ir panašiai. Tai dabar turiu savo lenktą strypą, pasižiūriu dar į vaizdą iš šono. Na, tai tarkim, dabar taip jisai atrodys. Išsaugosiu jį kaip šeimą, save as family. Pasirinksim šitą, užrašysim lenktas, karinis lenktas strypas, ne? Tegu būna pavadinimas. Ir kadangi noriu, kad čia būtų galima gauti kiekius šito elemento, tai dar pasirinku shared. Ir dabar norėčiau jį kelti į savo įdėtinės detalės šeimą, bet tam visų pirma aš ją turiu redaguoti. Paspaudžiu redaguoti, grįžtu į lenkto strypo šeimą ir pasirinksiu šitą load into project and close. Tai noriu tiesiog ją įkelti į savo įdėtinę detalę ir uždaryti. Taip pat išsaugot pakeitimus, nes pasirinkau bendrinamosios detalės parametrą įjungiau. Ir dabar galiu įkelti šitą strip, ar ne? Tai tiesiog vėlgi galbūt pasirinksiu tą plokštumą, plokštelės apačia, kur yra. Galiu pasirinkti pusę, kurią noriu, ar ne? Su space klavišu ir įkėliau savo elementą. Dabar paspausiu align, sulygiuosiu savo šeimą su šita linija, su šita plokštuma. Taip, irgi prirakinsiu, tarkim. Ir pasižiūrėkime iš šono, kaip atrodo. Šiek tiek nelabai gerai, kadangi strypą sukūriau ties tą vertę, o reikėjo šiek tiek žemiau sukurti. Na, aš, pavyzdžiui, galiu galbūt strypo šeimą pakoreguoti, vietoj to, kad ją ten paslinkti, aš gal tiesiog edit type, edit path ir tiesiog šiek tiek paslinksiu. Na, tarkim, per strypo storį, ar ne? 8 mm. Nors šiaip čia gal ne visai suveiks, bet gerai, tarkim, užtvirtinu, įkeliu atgal į įdėtinę detalę, override. Na ir dabar, tarkim, šitai įdėtiniai detaliai gerai atrodo, o norint daugiau valdyti ten šito strypo atstumus, reiktų daugiau ten parametrų kurtis, plokštumų ir panašiai. Bet dabar šiam atveju bus gerai. Atnaujinau savo įdėtinę detalę, ne? Ir galiu ją įkrauti į projektą. Taip ir padarom. Override. Ir turim dabar jau tą įdėtinę su papildomu strypu, ar ne? Tai tiek ir norėjau parodyti šiame video. Iki.